permesti kamuolį ir perėti kitą aikštelės pusę. Šildresas su kamuoliu perdavimo. Šiandien irgi taiko jau savo antrą tritaškį. Venskus žaidžia dabar prieš Margerį Normontą, prieš žemesnį varžovą ir... Reišmontas nerado kelio po krepšiu, Erikas Venskus čia turi ilgą praną. Kyla statyti užtvarą, Arlauskas ieško aukšto ūgio, gauna kamuolį Venskus prieš Rukštavičių, daug kontakto, pražangos. Kaip kad pavyzdžiui, ar Žalgiris sumes 100 taškų? Kaip kad pavyzdžiui... Taip. Blizniukas. Vėlgi jo rankose kamuolys, šį kartą su Eriku Venskumi. Atšokdamas prieš Pajauskas. Ne, nepavyko, sureks nieko. Venskus irgi pats nenori imtis iniciatyvos. Nors dar pataiko iš toli. Šildresas spręs atakos baigti. Ten stepautą darė Blaževičius palik. Turi aikštės šeimininkai. Erikas Venskus gali pataikyti iš toli. Meta ir pataiko. Džibriutonas. Venskus ir čia Braunas pametė. Stipresnių žaidėjų su Pleikiu, jeigu liečiant kontakto lygį, bet Erikas Venskus dabar iš toli. Gražiai tą kortatų užtvarą naudoja vadinamą po krepšiu, tiesiog patraukia, pravalo gynybą po krepšiu. Pirmas. Neatsisako gynybinės idėjos gintis aikštę. Bulls. Milinkų atakos. Aišku, nenorėjo Venskus išsikeitimo, nes Francisko buvo prieš jį, dabar Mičelas gerokai jį sunkiau pastumti. Šiokį tokį šansą. Šį žaidėjas ar spės porą mačų sužaisti Lietuvos krepšinio lygoje ir neveikianti, bet gretos. Kau minėjau jo tą prastesnę atkarpą, šiandien irgi beveik 10 minučių aikštelėje visi 4 pramesti metimai. Čia Venskus nemeta iš toli, veržiasi prieš Pacevičių, rodo. Venskus. Raniečių tandemas ant parketo vienu metu. Tradicinė atakos pradžia. Pick-and pop. Turit šiandien 12 registruotų krepšininkų, Jonaviečiai tik 10. Venskus. Na jau buvo, atrodo, suklaidinti.